visiškai nesvarbu, kas jums atsitinka. Visada yra svarbu, ką apie tai galvojate, kaip jaučiatės. Nes kai jau pradėjote dabar išsamiau ir atidžiau stebėti, tyrinėti, kuo gyvenate ir ko jūsų gyvenime yra daugiausia, kokios emocijos vyrauja jūsų gyvenime, pamatysit priežastis. Mes esame labai įpratę įtikti ir patikti žmonėms, kalbėti žmonėms tai, kas mums svarbu, ir būtent tiems žmonėms, kuriems visai neįdomu, ką mes kalbame ir kurie mūsų neklauso. Nereikia mėtyti, kaip sako, perlų kiaulėms. Ne dėl to, kad kitas žmogus kiaulė, tikrai ne dėl to, kad energijos žmonių būna skirtingos. Geriau įsiklausyti ir pamatyti, kuo tas žmogus gyvena ir kodėl jam nerūpi, ką jūs sakote. Tada jūs pamatysite, kad galbūt žmogus, kuriam jūs norite pasipasakoti, kažką pasakyti, kas jums svarbu, arba pasikalbėti, neklauso jūsų dėl to, kad jo visiškai kitokios vertybės. Labai mūsų santykis su pasauliu priklauso nuo mūsų santykio su mama ir tėčiu. Ir pavyzdžiui, jeigu tėtis buvo įpratęs bausti arba mama, mes vaikystėje įpratom, kad mus baudžia dėl kažko, ne? Tai dažniausiai atsinešame įprotį bijoti įvairių bausmių, nes galvojame, kad gyvenimas dėl visko, ko aš noriu, arba dėl to, kad turiu kažkokių poreikių, arba dėl to, kad noriu ką nors keisti, mane nubaus. Ir Dievas atrodo tada, kad baudžia, ir gyvenimas, kad baudžia, ir žmonės kiti baudžia, ir mes taip esame įpratę prie to baudimo, kad nepamatom, kaip nugrimstam į aukos poziciją ir mumis žmonės manipuliuoja. Tas emocijas užspaustas išverkia, kai išverkiame, atsiranda mumise daugiau laisvos vietos geriems dalykams. Aišku, ir žiūrėkim, kokiais dalykais užpildom, žiūrėkime, kur kreipiame dėmesį. Tai kaipgi kuriame savo gyvenimą, kas kuria mūsų gyvenimą, likimą, kasdienybę, tam tikras situacijas, aplinkybės. Ir kaip matot, tai ne kartą ir kalbėta, kad mūsų gyvenimas labai priklauso nuo įsitikinimų ir nuostatų, nuo mūsų minčių, nuo mūsų įvairių dalykų, kuo mes tikime. Kuo mes tikime, toks mūsų gyvenimas ir yra. Ir tą gyvenimą ir pritraukiame. Mūsų gyvenimas, jeigu atkreipėte tikrai dėmesį, pavyzdžiui, vieni dalykai labiau sekasi, kiti dalykai nelabai sekasi, arba tam tikri dėsningumai kartojasi, kažkokie įvykiai, galbūt kažkokios situacijos, galbūt kažkokio tipo žmonės pritraukiam, kažkokių pamokų vis tenka išmokti dėsningai tol, kol išmoksime. Tai va tie dėsningumai ir įvykių seka, ją suformuoja būtent pasąmonėje esantys įsitikinimai ir nuostatos paremtos praeities patirtimi. Ir tos nuostatos įsitikinimai, jos nebūtinai mums gali būti naudingos, jos gali būti ir žalingos šiuo laikotarpiu mums gyvenime ir neprisidėti prie mūsų harmoningo gyvenimo kūrimo. Tai labai reikėtų atkreipti dėmesį, o pakapstyti giliau, kitaip tariant. O kodėl nesiseka uždirbti pinigų, o kodėl nesiseka sukurti gražių santykių, o kodėl aš galvoju, kad mokytis, pavyzdžiui, universitete neverta, o kodėl aš galvoju, kad turėti ir sėkmingą meilę, ir puikų, nuostabų, mylimą darbą yra neįmanoma ir dar laiko savo turėti. Tai visa tai yra mūsų įsitikinimai, nes iš esmės viską galime turėti, apie ką tik pasvajojame. Tik jeigu neturime, vadinasi kažkuri dalis, kažkuri pasąmoninė dalis, įsitikinimai ir nuostatos tą dalyką blokuoja, dėl kažkokių priežasčių mus apsaugo nuo galimo patirti galbūt skausmo, galbūt pokyčio, nes keistis ne visada yra malonu. Pokytis gali būti, skausmingas ta prasme, kad reikia įdėti pastangų. Tai, kas mums patinka, ne visada gali būti naudinga mums. Ir kodėl sako, išmintingas žmogus darys tai, kas būtina, o laimingas tik tai, kas jam malonu ir patinka. Tai
Jeigu norit būti išmintingi ir išmintingai gyventi ir susikurti norimą rezultatą, tai ir pasimankštinti būtina, ar ne, ir laiku pamiegoti ir pailsėti būtina, ir turėti savo veiklos ir ugdyti savo potencialą, savo intelektą ir mentalinį, ir emocinį, ir dvasinį, kai esame apimti emocijų, kai reaguojame impulsyviai, tai ir rodo, kad veikia mūsų pasąmonė taip, kaip mes buvome įpratę kažkada praeityje, kaip buvo įpratę mūsų protėviai per kraują, kolektyvinė sąmonė. Kaip veikia pasąmonė? Aišku, kad skatina elgtis kaip visada ir nieko nekeisti. Na ir užstringame. O kai užstringame, tai tada ir bijome, ir tingime, nes toks įdomus dalykas, kai mes tingime, kažką keisti, patingėti šiek tiek yra normalu ir reikia, bet kai mes tingime, kai tingėjimas tampa gyvenimo būdu, kai neišspręstos problemos arba ilgai sprendžiamos problemos tampa jau gyvenimo būdu, tai rodo, kad mes neprisijimame vidinės atsakomybės pokyčiui. Nes aišku, kuo didesnis pokytis, tuo didesnis pasipriešinimas, nes už tų blokų visokių užstrigimų slepiasi didžiulis mūsų potencialas. Pokyčio nebūna, kol nebūna vidinio apsisprendimo, vidinio mąstymo pokyčio. Na ir pritraukėme į mūsų gyvenimą vis tada pasikartojančias tas situacijas, kaip ir sakiau, nes būtent tos pasikartojančios situacijos sukuria mūsų požiūrį į supantį pasaulį. Nes ir laimė yra požiūris, įprotis. Laimė gali būti pasirinkimas, tai jeigu tos pasikartojančios situacijos mus nuvilia, tai vadinasi turėjome lūkesčių. Ir žiūrėkime tada kokių. Net jeigu ir nuvilia, mes galime rinktis, o ko aš iš to pasimokiau. Ir stengtis to nebekartoti, bet nebausti savęs, jeigu ne viskas išeina iš pirmo karto. Galime irgi pagal tai, kokius jausmus išgyvename, kokias emocijas išgyvename, kokias būsenas išgyvename, galime pasižiūrėti, kokių minčių mūsų kasdienybėje daugiausia. Nes per mintis reiškiasi norai, lūkesčiai, troškimai. Tai jeigu atidėliojančios, tai aišku, kad nepasitikėjimo turėsim daugiau, reiškia nevertumo turime daugiau savyje, silpnumo, stabdančios mintys, kad gėda kažką daryti, jaučiame kaltę dėl ko nors, baimę dėl ko nors. Ir baimės, priminsiu, kad baimių yra pagrindinės, jų daug yra, daug baimių vardų, bet tokios pagrindinės yra didžiulės 7. Čia žiūrint iš kokios perspektyvos, aišku, žiūrėsime. Baimė kas yra? Baimė yra prielaida, kad tuoj patirsime daugiau skausmo nei malonumo ir kad sulauksime daugiau neigiamo negu teigiamo ir daugiau prarasime nei gausime naudos. Dažniausia būna baimės esmė tokia. Viena iš baimių didžiulių tai yra blogos sveikatos, mirties ir ligos baimė. Kai mes darome tai, kas mums patinka, tai, kas mums sekasi, tai yra kaip dėkingumo forma. Kaip dar viena dėkingumo forma. Dovanojame dovanų savo sugebėjimus, talentus, potencialą per veiklą, kuri mums patinka. Nes kada jaučiam baimę, kai išeinam iš komforto zonos, nes komforto zonų jaučiame saugus, viską kontroliuojame, visi elgiasi taip, kaip norime, ar ne, ir ima ir kokia nors situacija gyvenime, ar santykiai, ar darbas, ar įvykis, elementariausia kokia nors kito žmogaus replika, ima ir išmuša iš vėžių. Ir tai turime susimastyti, o ką galime padaryti kitaip, ko galime išmokti, kokių galime išsiugdyti naujų įgūdžių. Tai pirmiausia, aišku, kad pereiname į baimės zoną, nes trūksta pasitikėjimo savimi, randam visokių pasiteisinimų, kodėl kažko nedaryti, leidžiame, kad mus veiktų kitų nuomonė, o tada iš baimės vis tiek ateina laikas, kai pereinam į mokinimosi zoną, nes jeigu nepereinam, paprastai stagnuojam. Kai įgyjame naujų įgūdžių, išsprendžiame iššūkius, problemas, pamatome galimybės, tos problemos iškilusios mums tampa nebe problemos, o galimybės augti, mes pereiname į augimo
zoną ir įgyvendiname svajones, užsibrėžiame naujus tikslus ir vėl paskui susikuria tokia laikui bėgant komforto zona. Ir taip ir augame, tada vėl peršokame į baimės zoną, bijome dar didesnių kažkokių pasiekimų siekti. Šitas ciklas yra nesibaigiantis ir kartojasi nuolatos. Tai be šitos blogos sveikatos, mirties, ligos baimės yra dar ir kitų. Tai yra dvasinė, pavyzdžiui, baimė, kai bijoma pažeisti etikos normas, dorovės normas. Etika, etikos normos, etiketas tai yra tam tikra erdvė, kur kalbama viena kažkuria kalba, sakykime. Ir tai nėra ribojimas. Tai yra labiau galimybė patirti save kitokioje bendruomenėje ir erdvėje. Tai galimybė man išreikšti save, atskleisti save pagal tos bendruomenės ar tos erdvės, tam tikras taisyklės, sakykime. Aš išmokstu taip naujų dalykų. Bet tai neturi, jeigu aš ten atsiradau atsitiktinai, tai neturi mažinti mano savivertės, bet jeigu noriu įsilieti ir duoti naudos tai bendruomeniai, tam egregorui, tai sistemai, tai etiketo erdviai, tai be jokios abejonės aš prisitaikau ir kuriu ne tik savo, siekdama savo kažkokios tai naudos, padedu tai visuomeniai irgi ar klestėti, ar kad sektųsi, ar kažkokią savo energiją įsilieju, kad būtų kuriama viena ar kita bendruomenė. Dar viena baimė yra protinė, dažnai nerimaujama dėl kokio tai nepakankamo žinojimo. Mylėdamas save net tada, kai ko nors nežinote, išsilaisvinate ir galite mokytis. Dar viena baimė yra profesinė, kai labai bijome nesėkmės. Tikrai kiekvienam taip yra nutikę. Ir visą gyvenimą tai sekasi, tai nesiseka, nes mums ir reikia ir vieno, ir kito, ir tai yra normalu, tai yra faktas, tai nėra nei gerai, nei blogai. Todėl gebėkime, išmokime pamilti ir nesėkmę, ir sėkmę, nes vienodai nuolat nesiseka ir sekasi, visada būna pusiausvyra ir harmonija. Todėl nesureikšminkim, jeigu sekasi, ir neliūdėkim per daug, jeigu nesiseka. Dar viena baimė didžiulė, tai aišku finansinė. Šiuo atveju bijome, kad pradėjęs daryti tai, ką tikrai mėgstate, pakankamai neužsidirbsite. Ir čia būna vienas iš didžiausių stabdžių, kada nesijamame ir nesiryžtame imtis to, kas mums patinka. Tačiau daugybė pavyzdžių ir daugybė įrodymų, kad būtent klestėjimas ir prasideda, ir sėkmė prasideda tada, kada imamės to, kas mums patinka, ir imamės įgyvendinti tai, kas atveria mūsų potencialą, skleidžia mūsų talentus ir gerąsias savybės padeda ugdyti. Dar viena baimė yra prarasti, aišku, mylimus žmonės. Turime iliuziją, kad kažkur dingsta energija, bet energija niekur nedingsta, net jeigu ir žmogus pasitraukia iš mūsų aplinkos. Ta energija ateina kitais būdais. Nereikia prisirišti prie vieno pavidalo. Jeigu įsivaizduokit, to žmogaus staiga neliktų, ar jūs gebėtumėte gyventi savarankiškai. Tai rodo, ar jūs gyvenate iliuzijose, ar jūs tikrai gyvenate nepriklausomai savarankiškai, net ir gyvendami dviese ar daugiau šeimos narių, ar prisiimate atsakomybę, kaip gyvenate. Ar neprapultumėte, jeigu staiga netektumėte kito šeimos nario. Ir dar viena baimė yra socialinis atstumimas. Ši baimė yra didelė. Kai kurie žmonės nedaro to, ką mėgsta, nes bijo atstūmimo. Ir aš, pavyzdžiui, esu vienas iš tų gyvų pavyzdžių, kai slėpdavau tai, kas man patinka, ir visą tą informaciją, visas tas žinias, kurias kaupdavau, neturėdavau su kuo pasidalinti per daug, nes mano aplinkoje nebuvo per daug tokių žmonių, su kuriais galėčiau tą padaryti. Todėl esu labai laiminga, kad galiu tą daryti dabar ir dalintis savo sukauptomis žiniomis ir išmintimis, patirtimis su jumis. Dar ką reikia suprasti, kad kadangi priėmimas ir atstūmimas sudaro pusiausvyrą ir vienas negali egzistuoti be kito, tai irgi reikia pamilti ir atstūmimą, ir priėmimą. Priimkime ne asmeniškai, nes
jeigu mes buvome įpratę tėčio, mamos replikas, pasakymus priimti labai asmeniškai, tuos kaltinimus, gėdinimus ir taip toliau, nebūtinai tėčio, mamos gali būti kažkokių mokytojų ar ten bendraamžių ar to laikmečio. Ir jeigu mes priimdavom labai asmeniškai, tai užaugę, va dabar suaugę, mes būna, kad irgi, jeigu vyras pasako kažkokių, vyrišką turiu omeny, asmenybė pasako kokių nors pastabų, mes labai asmeniškai sureaguojame kaip į kritiką nuo tėčio. O jeigu moteris, tai priimam kaip nuo mamos, kad mūsų kritikavo mama, labai asmeniškai priimame kritiką. Žiūrėkim, kieno nuomonės klausomės. Jeigu tuo žmogumi nenorime sekti, jeigu nenorime sekti jo pavyzdžių, tai ir jo nuomonė mums neturėtų labai rūpėti ir skaudinti. Išklausome kaip po tokią nuomonę, kad tokia yra, leidžiame jai būti ir tiek. Ir nereikia to neigti. Tai apie baimės kol kas būtų tiek ir pereinu prie labai įdomios temos, kodėl mes norime būti geri ir kodėl bijome būti blogi. Net galite sau užsirašyti tokias gyvenimo situacijas, kuriuose labai stengiatės daryti viską gerai, tobulai, teisingai, tiksliai. Aišku, tai jokių būdų nereiškia, kad to nebedarysite ir tai nereiškia, kad tai yra blogai visais atvejais, tikrai ne. Žiūrėkit, kokia intencija, ko stengiatės išvengti su tokiu savo požiūriu. Tai yra, prisiminti reikia, kad nuo ko bėgame ir tai ir stiprėja. Svarbu atkreipti dėmesį, kokiose gyvenimo situacijose išmokome būtent vengti būti blogais ar gerais. Ir kokios nemalonios gyvenimo situacijos su tuo yra susijusios. Kuo man tos situacijos buvo naudingos ir žalingos. Ir kai pamatom tada tą bendrą vaizdą, pamatom, kad nieko nėra baisaus ir kad tikrai galime leisti savo būti visokie. Kai mes norime daryti viską labai gerai, tobulai ir tiksliai pagal visokias instrukcijas, taisyklės, standartų, šablonus, tai rodo, kad mes bėgame nuo nesėkmių, nusivylimų ir pralaimėjimų gyvenime, kad mes bijome būti visokie ir netobuli, ir nesėkmingi, ir ne viską padaryti visiškai ten perfekcionistiškai. Tačiau aišku, kad, kaip ir sakiau, pasaulyje galioja taisyklė, nuo ko bėgame, tai ir stiprėja. Jeigu bėgame nuo tų nesėkmių, nusivylimų ir pralaimėjimų ir norime tobuli, geri, būti idealistai, tai ir vejasi mus. Ir tos nesėkmės, nusivylimai, pralaimėjimai mus vejasi. Va, ir aišku, tada labai dažnai taip elgdamiesi patiriame didelį stresą, įtampą, ir tai mus labai sekina, padaro bet kokį darbą labai sunku ir nemalonu. Tai nustokime bėgti nuo nesėkmių ir mūsų viduje atsiras daugiau atsipalaidavimo, atsiras daugiau ramybės, daugiau užtikrintumo ir sėkmės, nes na ir kas, kad man dabar nepasisekė, na ir kas, kad nepavyko padaryti taip, kaip kažkas labai tikėjosi. Aš padarau geriausia, kaip galiu, tai nereiškia, kad atmestinai, bet nereikia pamiršti ir savo poreikių, nereikia pamiršti pailsėti, nereikia pamiršti, kokios vertybės jums yra svarbiausios. Jeigu prisiėmame išorinę atsakomybę ir daug darome, daug ir sunkiai dirbame, bet neprisiėmame vidinės atsakomybės, kad turime teisę ir pailsėti, kaip sakau, ir turėti laiko ir savo mylimoms veikloms, ir bendravimui, ir pasivaikščiojimui, ir gražiems gyvenime dalykams, tada ir neturime norimo rezultato. Ir įsitikinimas, kad aš bloga, tai yra pats stipriausias pasąmoninis pasiteisinimas nedaryti ir nieko nekeisti. Tai yra įsitikinimas, kad aš bloga, nepakankama, nevykusi, negraži, netinkama, neverta ir taip toliau. Mes kartais net nepastebim, kad tokį įsitikinimą turim. Bet aplinkybės, situacijos ir žmonės taip susiklosto ir tokius žmonės pritraukiame, kad mūsų tą įsitikinimą tiesiog pabaksnoja, parodo. Jūs galite
sakyti, pavyzdžiui, kad jums visai nesvarbu, kad jūs pagirtų, ane? Bet iš tikrųjų būna, kad vis tiek ir laimi premijas ir kad tikrai žmonės kiti vertina tą žmogų ir pagiria. Tai reiškia, kad žmogus vertina save viduje, savo vidinę vertybę turi, kad aš esu vertas gerų dalykų ir aš esu vertas tai, ką darau, man patinka tai, ką aš darau ir aš vertinu tai, kaip gyvenu ir taip toliau. Galima net, žinot, kaip įsivaizduoti, kad laimės nelaukti iš išorės pagyrimo, kad laimė esu aš pats, aš pati. Pirmiausia, išmokime jaustis gerai patys. Ir tada ir kitam žmogui prie mūsų bus ir įdomiau, ir geriau, jeigu tas žmogus kitas, aišku, norės. Kaip susiformuoja jausmas, kad aš blogas, pavyzdžiui, bloga, nevertas, neverta, ar ne, negražus, nevykęs, netinkamas. Tai pirmiausia, jeigu žmogus gyvenime neturėtų potencialo, žmogus neturėtų jokių galimybių jaustis ir blogu. Mums atrodo, kad tai yra nepasiekiama. Nu tada, aišku, įsijungia tingiu. Labai dažnai įsijungia tingiu, apatija įsijungia. Ir stengiamės būti kabutėse geri kaip kiti. Nes tas tingiu tai reiškia, kad aš įrodau kitiems, kad taip, aš esu nepakankamas, taip kaip jūs man ir sakėt, nu, ten tėtis, mama, nedaryk to, nedaryk ano, esi toks, ten esi kitoks, ar ne, arba ten artimieji tą patį irgi pasako, ką tu čia išsigalvoji ir panašiai. Ir mes tada tą blogumą patvirtinam. Depresija net prasideda, o už depresijų irgi slepiasi potencialas. Tai bėgame nuo aš blogas, dėdami pastangas būti gerais kitiems. Būti gerais kitiems ir kaip kiti. Tai va tas prasideda bėgimas nuo aš blogas, ar ne? Dedam pastangas viską daryti taip, kad būtume geri kitiems. Ir pasiektas, kad ir neblogas rezultatas neduoda tada pasitenkinimo arba iš viso nebūna net jėgų ir laiko pasidžiaugti tuo, ką padarai. Man tikrai buvo daugybė tai kartų, kai per naktis rašydavau knygas, straipsnius, dieną reikėdavo organizaciniais klausimais užsiimti, vadovaujamais visokiais dalykais užsiimti. Ir kai parašai tas knygas ir išleidi ir pristatai žmonėm, nebėra jėgų pasidžiaugti, kad tokį didžiulį dalyką padarai arba ką nors sukuri. Nebelieka laiko, nes skubina kiti darbai ir išmuša iš vėžių vis besikeičiantis planai, nes taip jau būna samdomuose darbuose, kai susiplanuoji vieną, o kiekvieną dieną tau pagalius į ratus kaišioja vis kitokius planus. Tai va, kai plauki į vieną pusę ir sako, stok, ką darai, plauki į kitą pusę. Tai apsispręskit galų gale, kaip vis dėlto norite, kad dirbtume. Tai tokių dalykų samdomuose darbuose yra pilna. Kas yra tas perfekcionistas, idealistas? Aš tokia buvau. Tai yra žmogus, kuris, kaip ir sakiau, stengiasi daryti tobulai ir idealiai, viską idealiai, iki nugriuvimo, iki persistengimo, iki savęs sveikatos nualinimo. Tačiau reikia prisiminti, kad tai yra pakeičiama savybė. Tai nėra kažkokia įkalta asmenybės būdo ypatybė, kažkoks bruožas, kuris nepakeičiamas. Tai yra pakeičiama. Ir mano pavyzdys irgi tą rodo, kad viskas yra pakeičiama, kad galima viską veikti, tai, kas tau patinka, kas būtina, ir su atsipalaidavimu, susitelkimu be abejo. Atsipalaidavimas nereiškia, kad tu nesi susitelkęs, nereiškia, kad tu nesi susikoncentravęs. Ne, tik tai žmogui pakeitus vidinę būseną, kitaip reaguos ir aplinka. Jei tėvai jautėsi nevertingi ir nesėkmingi, vaikystėje, reiškia, perėmė tokius įpročius taip mąstyti. Pavyzdžiui, jeigu mama norėtų tarsi veikti kažką, kas jai miela, tačiau ji supranta, kad jinai iš tokios veiklos nepragyvens, jinai imasi dirbti darbą, kuris jai nepatinka ir tas pyktis vidinis, kad nebuvo patenkintas ir vis dar nepatenkintas poreikis atskleisti savo tą potencialą per mylimą veiklą. Šiais laikais labai daug žmonių dirba nemylimą darbą. Tai ir vaikai tada tą įtampą atkartoja ir pasirenka jiems nepatinkančias profesijas arba iš viso nežino, ką rinktis gyvenime. Nes jaučia mamos ar ten tėčio vidinį tokį aš tave pagimdžiau ir tu dar man čia problemų maždaug keli.
Tai va, tai tokias įtampas vaikai jaučia ir jeigu jaučiasi nedėkingi dėl ko nors, jie tiesiog neprisimena. Jie prisimena įtampą, o ne kažkokius gražius dalykus, kuriuos galvoja, kad tėvai suteikė vaikams, bet suteikė iš įtampos. Jei tėvai ir aplinkiniai, pavyzdžiui, kartodavo, kad elkitės taip nesąžininga, arba ten kas nors išnaudoja, ar yra blogi žmonės, ar ne, tai mes labai tą teisingumo jausmą nešiodamiesi pritraukiam neteisingas situacijas, kad būtų pusiausvyra. Tiesiog toks paradoksas. Tai va, kai mes smerkiam tą nesąžiningumą ir neteisingumą, tai ir pritraukiam tai, kas smerkiam. Ir jei tėvams ir jų supusiems aplinkiniams buvo itin svarbu tiesa ir teisingumas, tai irgi gyvenime pritrauksite tokias situacijas, kurios bus kaip tik neteisingos, nesąžiningos ir taip toliau, nes turėsit įrodinėti tą teisingumą, kad su manim nesąžiningai elgesi, kad taip neteisinga, tokie santykiai netokie. Na, visa tai, ką patyrėt šiame gyvenime ir praėjusiuose, ir tai, ką patyrė jūsų protėviai, įsirašė kaip tiesos. Jeigu tuo patikėjote, tai įsirašė kaip tiesos. Darbe, pavyzdžiui, kai nori išmesti iš darbo, priekaištauja, gali būti ir daugiau dalykų, į ką reikėtų atkreipti dėmesį. Priekaištauti gali būti ne dėl to, kad jūs nepasitikit savim. Priekaištauti gali dėl to ir išmesti iš darbo gali dėl to, kad jūs jau esate pribrendęs daryti didesnius dalykus ir atskleisti savo dar didesnį potencialą, atskleisti savo dar didesnės įvairesnės savybės geresnės. Tai va, tai kai jūs esate reikalingas kitur labiau ir dėl to gali jums priekaištauti. Kai viduje apsisprendžiame keistis ar ne, apsisprendžiame mąstymą keisti, galime sulaukti, aišku, ir pasipriešinimo. Ir kuo didesnis pasipriešinimas, kūno pasipriešinimo, būtinai norėsis kažko kito arba nesinorės net tos informacijos klausyti. Netgi šitą informaciją, kurią klausote dabar, gali būti, kad namų darbus pradėsite daryti tik tai po kažkurio laiko. Gali tai būti. Galbūt jums norėsis tik prisipratinti kol kas informaciją, kad kūnas priprastų, kad mintys priprastų, kad dažniai imtų keistis. Galbūt jūs išgirsite visą šitą informaciją ir galbūt ne vieną kartą dar to klausysitės, bet namų darbus ir veiksmų imsitės, kai truputėlį apsiprasite su šitą informacija. Gali ir tai būti, nes kiekvienas esam skirtingas ir ne kiekvienas esam pasiruošę imtis pokyčio be pasipriešinimo. Nes už pasipriešinimo žinokit, kad slepiasi didžiausi tie blokai ir tie blokai slepia mūsų didžiausią potencialą. Mūsų smegenys yra linkusios į teisingumą, į stabilumą, į automatizmą, į nesikeitimą. Todėl ir sunku, aišku, keisti ir savo įpročius ir požiūrį. Na, tai reikalauja pastangų. Ir pasipriešinimas iš ko ateina? Ateina iš nenoro keistis. Atsiranda tada toks saugumo poreikis, teisingumo poreikis, sąžiningumo poreikis, sėkmės poreikis. Laukiu tarsi iš aplinkos, kad man visą tai duotų tai, ką mano pasąmonė blokuoja. Blokai ir yra netikėjimas, tai praeities mintys, įsitikinimai ir įpročiai. O kai negauname, ko norime, tampame nelaimingi. Pažiūrėkite, patyrinėkite, o kodėl ir kokiose situacijose jūs stengiatės daryti viską tobulai, gerai, teisingai ir tiksliai. Geri žmonės yra labiausiai išauklėti žmonės, kuriems daug visko įteikta. Tai žmonės jaučiantys daug apribojimų, turintys daug socialinių nuostatų. Ir tai ateina, kaip sakau, daugiausiai iš vaikystės. Nes koks santykis su aplinkiniais, dažniausia perimame modelį to santykio strategiją iš santykio su tėčiu, su mama. Jeigu, pavyzdžiui, tėvai buvo labai reiklūs, tai mums atrodys, kad visi aplinkiniai irgi yra tokie reiklūs, kad aš visiems privalau įtikti. O visiems aplinkiniams įtikti negaliu. Jeigu tėvai nepasitikėjo dėl kokių nors dalykų, mums atrodys, kad ir kiti mumis nepasitikė. Jei tėvai nepriėmė mūsų tokių, kokie esam dėl vienoje ar kitoje situacijoje. Ir jeigu mes tuo patikėjom, tai mums atrodys, kad ir visi nepriima ir nemyli. Kitaip tariant, kokį turime požiūrį, tą ir matysime visur aplink. Tokius žmonės irgi pritrauksime. Ir žmonės, žiūrėkit, ir alergijom irgi visokiom serga, ane? Pavyzdžiui,
jeigu tėvai labai laikosi tam tikrų taisyklių, vaikas gali būti kažkam alergiškas. Nuo to perdėto taisyklių laikymosi gali signalizuoti, kad trūksta, pavyzdžiui, natūralumo, nes vaikai labai jaučia įtampą. Tai va, ir žiūrėkit, jeigu akys labiau paskauda arba patinsta, arba dėl kokių nors priežasčių, ar ašaroja, ar dar kažkas atsitinka, žiūrėkit, ko nenorit matyti. Ko nenorit matyti. Ausis, ko nenorit girdėti. Geri žmonės dažnai draudžia savo reaguoti. Atkreipkite dėmesį, kai norit būti geri, jūsgi bijote net reaguoti taip, kaip jūsų kūnas iš tikrųjų norėtų. Jūs bijote verkti, jūs bijote išdrebėti. Išdrebėjimo praktika irgi yra labai gera. Jūs bijote pasakyti, kad kokia šito santykio kaina, pavyzdžiui, ar ne, kad man nemalonu, kaip tu dabar su manimi elgiesi, arba ką tu čia man sakai, pavyzdžiui, ar ne. Kitaip tariant, mes užsidarome tada viduje ir neatliekame tokių veiksmų, nesirealizuojame, kokių iš tikrųjų norėtume padaryti. Kitaip tariant, geri žmonės reaguoja ne taip, kaip jų kūnas turėtų ir norėtų reaguoti. Ar tai pabėgti, ar tai išsiverkti, ar tai atsitraukti, ar tai kaip tik prisirišti ir taip toliau. O taip, kaip mus mokė kažkas, ar tai tėvai, ar tai mokykla, tai yra jaučiame svetimas emocijas, ne savo. Ir taip nuolat žaidžiame pagal svetimas taisyklės. Ir kai tau nuo pat mažumės pasakoja, koks turi būti pasaulis, vaikystėje juk sako, ne, kad jis turi būti geras, teisingas pasaulis, o iš tikrųjų pasirodo pasaulis, kad yra visoks, nu tai ir nuvilia, nes su lūkesčiais užaugame. Kreipkite dėmesį, kad geri žmonės yra reiklesni supančiai realybei, jautresni negatyvioms apraiškoms ir jiems dažnai suveikia įsitikinimas, kad taip neturi būti. Ir tai sukelia įtampą kūne, o kur įtampa, ten ir sankaupos energijos. Ir ligos gali irgi atsirasti. Arba tiesiog maudimas kažkoks, ar ne. Ir kai gebame priimti gyvenimą tokį, koks jis yra, be jokių priekaištų, nustojame sirgti. Nes sveikas žmogus gyvena savo asmeninį gyvenimą. Jis natūralus. Tas žmogus, kuris gyvena savo asmeninį gyvenimą, yra natūralus. Jis gali ir pasibarti, ir supykti, ir mylėti ne tik nepriekaištingai, bet ir su trenksmu. Jisai gali ir santykius nutraukti, jeigu mato, kad jie neatneša nieko gero ir pozityvaus. Tai va, tai kai gyvename savo asmeninį gyvenimą, tampame natūralesni, labiau atsipalaidavę, tada galime ir pasibarti, ir supykti, ir kaip nors audringai sureaguoti, ir dėl to savęs nekaltinam ir negėdinam savęs. Kai veikiame iš intencijos, kad kažkas mums turi viską padėti ant lėkštutės, ne, tai suveikia ta primityvioji dalis ir, aišku, primityvioji smegenų dalis. Ir tada norime nekintamumo, norime gauti viską be pastangų, norime kuo mažiau daryti, siekiame saugumo, norime, kad kiti pasirūpintų. O kai prisiimame atsakomybę už savo gyvenimą ir priimame gyvenimą tokį, koks jis yra, priimame save ir kitą žmogų tokius, kokie jie yra, įsijungia kūrybingoji dalis. Nebijome savo idėjų, kuriame norus, turime svajonių, kuriame tikslus, tada imamės pokyčių, realizuojame save ir laisvai veikiame save, atskleidžiame. Sveikas žmogus yra, kuris sprendžia be dramatizmo problemas ir į kliūtis žiūri kaip į galimybės, geba prisiimti atsakomybę už savo veiksmus ir žodžius. O principingųjų žmonių tikrai, ir mes būna dažnai, kad būnam principingi ar ne, ir tikrai žmonių principingų aplinkoje pilna. Tie, kurie susitapatinę su savo charakteriu ir sako, kad aš kitoks nebūsiu, mano patirtis tik tai tą rodo ir aš nesimokysiu naujų dalykų, ką tu čia man aiškini ir taip toliau, ar ne? Ir tam, kad žmogus pradėtų blogai ar tiesiog neigiamai jaustis, kažkas gyvenime turi vykti ne pagal jo taisyklės. Nes žmogus galvoja, kad turi būti kitaip. Ir pasižiūrėkit, ar jūsų gyvenime taip nėra, kai vis kovojat ir kovojat. Jau vyksta pokytis, jau jūsų viduje įvyko pokytis ir sraigteliai pradėjo suktis reikiami. Aplinka tą atspindi, engiantis žmonės traukiasi iš jūsų aplinkos.
Ir jie staiga visai nebesidomi jūsų gyvenimu, jiems neįdomu, ką jūs veikiate, kuo gyvenate, kuo džiaugiatės. Ir jūs imate pergyventi. Jaučiatės kalti, kad jie nejaučia to, ką jums atrodo, jie turėtų jausti. Jie nedaro to, ką jums atrodo, kad turėtų daryti. Tai ir yra, kad turite tą įsitikinimą, kad turi būti kažkaip kitaip. Paleiskite jūs engiančius žmonės. O tie, kurie turi išeiti iš jūsų gyvenimo, paleiskite su dėkingumu, kad išmokot tų pamokų, kurias turėjote išmokti, ir paleiskite, jeigu matot, kad nieko pakeisti nebegalima. Reziumuojant, kas trukdo būti laimingiems, harmoningiems, tai baimės, abejonės, nerimas, išdidumas, teisumas, vertinimas, priekaištai, nepasitenkinimas, noras viską kontroliuoti, nemeilė sau ir iliuzija, kad meilę reikia nusipelnyti. Čia viena iš didžiausių iliuzijų, kad meilę reikia nusipelnyti. Pagarbą nusipelnyti, taip. Bet meilė, mes patys esame meilė, tai yra mūsų prigimtinė teisė. Ir jeigu mes turime žmogaus, savo artimo prašyti, kad mus mylėtų, tai sukluskite, su kuo jūs gyvenate. Kai esame šalia įsitempusio žmogaus, mes irgi labiau įsitempiame, norime to ar nenorime, nebent labai jau esame išvystę aukštą sąmoningumo lygį ir gebame nuo to atsiriboti. Pirmiausia, tapkime reikalingais savo patiems, įdomiais savo patiems. Pirmiausia, vertinkime patys save. Nes mes išduodame save, kai nepaisome savo poreikių, norų, jausmų, kai atsisakome rūpintis savimi, mylėti save, kai neskiriame laiko savo, kai nedarome to, ką mėgstame, kai susikūrėme tam tikrus įvaizdžius, kai slepiame savo pažeidžiamąją dalį, kai intimumo vengiame. Tai yra ir ta dvasinė dalis, kai mes išdrįstame būti pažeidžiami, kai leidžiame jautriai pasikalbėti ir kai ta tiesa, ką išsikalbam, yra saugi. Ji gali būti nemaloni, bet ji yra saugi. Aš už tai tavęs nesmerkiu, žmogau, bet nepamokslauju, nesmerkiu ir nenurodinėju. Kokia jūsų svarbiausia vertybė yra šiandieną ir kaip ją įgyvendinate? Ar tai, ką veikiate šiandien, padeda gyventi kokybiškiau,